Lietuvos ekonomika per pastaruosius metus buvo viena dinamiškiausių Europoje. Per tą laikotarpį gyvenimas akivaizdžiai pagerėjo, veržlumas ir tikėjimas sėkme juntamas visose gyvenimo srityse. Lietuvos ekonomika sparčiai auga, nes palankios sąlygos verslui steigti, daugėja laisvų darbo vietų su gero atlyginimo pasiūla, žemi mokesčiai, verslui palanki teisinė bazė, daugėja užsienio investuotojų, gerai išvystytas komunikacijų tinklas, spartus Lietuvos ūkio augimas, gera gyvenimo kokybė, tinkamos socialinės garantijos. Jau keletą metų iš eilės Lietuva tarp sparčiausiai augančių ES valstybių. Aš kaip ir daugelis kitų lietuvių dirbu ir gyvenau užsienyje, po to grįžau ir turėjau apsispręsti, ar aš lieku čia Lietuvoje ir kuriuosi, ar aš grįžtu užsienį toliau dirbti. Bet aš vis tik nusprendžiau ir pasilikau Lietuvoje. Dėl to, kad čia lygiai taip pat galima puikiai įsikurti, čia lygiai taip pat galima įsikurti ir sukurti darbo vietas. Viskas juda ir viskas juda į priekį. Tiek ekonominių požiūrių, tiek socialinių ir tiek kultūrinių požiūrių. Man čia yra gera, čia yra šeima, čia yra draugai, čia vėlgi yra ta lietuviška kalba. Dabar vadovauju, vienos uždaros akcinės bendrovės filialui. Savo gyvenimu Lietuvoje tikrai esu labai patenkinta. 2 metus iš eilės Vilnius buvo nominuotas kaip Baltijos regiono ateities miestas, o Kauno ir Vilniaus dvimiesčio idėja už didžiausią ekonominės plėtros potencialą buvo įvertinta Europos ateities regiono apdovanojimu. Lietuva ir toliau ryžtingai renkasi ekonominę pažangą, paremtą stabiliais makroekonominiais rodikliais ir ekonomikos lankstumu. Įvertinant išaugusius atlyginimus, nemokamą medicinos priežiūrą ir mokslą, šeimoms ir vaikams valstybės teikiamą paramą bei lengvatas, galimybę nemokamai įsigyti paklausę profesiją ir pasinaudoti darbo rinkos pasiūlymais, dabar pragyvenimo lygis Lietuvoje praktiškai beveik atitinka emigrantų pamėgtų šalių Airijos, Jungtinės karalystės ar Vokietijos lygį. Nusivyliau darbo užsienyje. Nebuvo ten žadėtų aukso kalnų. Darbdaviai netgi neatsiskaitė taip, kaip buvo žadėję pradžioje. Darbas labai sunkus ir alinantis. Dirbdavom be išeiginių po 10-12 valandų į dieną. Kruopščiai atliekant savo darbą galima nei kiek nemažiau užsidirbti ir Lietuvoje. Šiuo metu Lietuvoje turiu gerą darbą, gerai uždirbu ir ateityje važiuoti į užsienį nežadu. Ekonomikos lankstumas – pagrindinis Lietuvos sėkmingo įsiveržimo į regiono ir pasaulio rinkas veiksnys. Spartus ūkio augimo tempai užtikrina, kad Lietuva nuosekliai artės prie ES senbuvių pragyvenimo lygio. Atvira prekyba, didėjimas laisvų darbo vietų, verslui palanki teisinė bazė, didėjimas užsienio investuotojų, pažangios valstybinės įstaigos, žemi mokesčiai ir didėjantis vartojimas skatina veržlų Lietuvos ekonomikos augimą. Ir net vakarų finansų krizės akivaizdoje išlieka patraukli valstybė ir gyventi, ir dirbti. Lietuva – sparčiai auganti valstybė, kurioje vis daugėja laisvų darbo vietų, gerėja darbo užmokestis. Lietuvoje yra nemokama sveikatos priežiūra ir žemos medicinos paslaugų kainos, teikiamos socialinės paramos ir kitos lengvatos. Lietuvos darbo birža bei EURES tarnyba suteiks išsamią informaciją ir konsultacijas tėvynainiams, šiuo metu gyvenantiems ir dirbantiems užsienio valstybėse, bei norintiems atvykti, gyventi ir dirbti į Lietuvą. Apie situaciją darbo rinkoje, socialinės apsaugos sąlygas, būsto sąlygas, mokesčių sistemą, kultūrinį gyvenimą, vaikų ir jaunimo ugdymo programas padedančias prisitaikyti iš užsienio grįžusiems vaikams prie mokymo ir studijų programų. Lietuvos darbo birža padės ieškantiems darbo žmonėms įsidarbinti bei įsiregistravusius darbo biržoje asmenys įtrauks į gyventojų užimtumo programas, išmokės nedarbo draudimo išmokas.
Lietuvos dabartis bei ateitis – mūsų gražus bei patogus gyvenimas.